Ar reikia atkreipti dėmesį į produkto glikeminį indeksą? Datulės turi daugiau negu 60 gramų cukraus 100 gramų. Tai yra labai daug. Bet jų glikeminis indeksas yra žemas arba vidutinis, priklausomai nuo datulių rūšies. Tai reiškia, kad datulės pakankamai lėtai kelia gliukozės kiekį kraujyje. Taip yra dėl datulėse esančių skaidulų ir dėl to, kad pusė cukraus iš datulių yra fruktozė. Ar tai reiškia, kad šitie 60 gramų cukraus iš datulės mums yra sveikesni negu, pavyzdžiui, 60 gramų cukraus iš saldainio? Glikeminis indeksas buvo įvestas kaip pagalba diabetu sergantiems žmonėms atsirinkti jiems labiau tinkamus produktus. Bet šitas didelis epidemiologinis tyrimas per 12 metų neužfiksavo, kad aukšto glikeminio indekso produktų pakeitimas į žemo glikeminio indekso produktus sumažintų diabeto riziką. Čia turime metaanalizę, kuri išanalizavo atskirus 73 mokslinius darbus ir išvada yra tokia. Mažai tikėtina, kad glikeminis indeksas turėtų įtakos ligų rizikai ar sveikatos rodikliams. Taip kad 60 gramų cukraus yra 60 gramų cukraus. Jeigu norime sumažinti angliavandenių žalą, tada mes vartojame mažiau angliavandenių, o ne žemesnio glikeminio indekso angliavandenius.